krepšinio šalyje pirmoji Europos čempionato diena ir aš sveikinuosi iš Panevėžio, kurį apėmė rimta krepšinio karštligė. Kas čia laukia Lietuvos rinktinės? Ką treniruotėse mokėsi Paulius Jankūnas? Ką apie Darių Songailą pasakė jo buvęs komandos draugas Čikagoje Lolas Dengas iš Didžiosios Britanijos rinktinės? Kokias bandeles Panevėžio stoties rajone pirko Ispanijos rinktinės žvaigždės? Apie visą tai ir daugiau laidoje Krepšinio karštligė su manimi Rita Stankevičiūtė ir pačių garsiausių krepšinio gerbėjų iš Panevėžio, ultratriatlonininku, dainininku ir buvusiu politiku Vidmantu Urbonu. Vidmantai, ar gavote bilietų į rungtynes? Na, nepavyko gauti. Manau, kad karštligė ta tikrai yra labai didelė, nes ažiotažas labai didelis ir bilietai tiesiog buvo išimti iš kasos labai greitai. Ir kvietimų negavote? Na, yra kaip yra. Pirmasis mačas su britais, kurie niekada nemokėjo žaisti krepšinio, bet atrodo, kad tai labai greitai keičiasi. Vakar vakarinėje treniruotėje jie ilgai šlifavo kažkokius derinius. Treneris amerikietis Chrisas Finchas yra geras Artūro Karnišovo pažįstamas, nes dirba Houston Rockets klube. O didžiausia britų rinktinės žvaigždė Lolas Dengas, 16 numeris, vienus metus rungtyniavo kartu su Dariumi Songaila Chicago Bulls klube. Atrodo, jie buvo neblogi bičiuliai. I love that guy. Just a great guy, good friend of mine, and I'm happy to be in his country playing. Not that I want to play against him or anything, but it's just fun to see where he came from and everything. But a great guy. When you were in the same locker room, did you ever talk about Lithuania? Did you even know where it was? I mean, I know Lithuania. I know. I grew up in London, and when I was younger playing for England, we always saw how big basketball is here. Even just being here, as a basketball player, it's just as exciting. It's just people love basketball here, and I'm very jealous of the Lithuanian team, how much attention they get from basketball. Dėl sirgalių pavydėti Britams rimtai tenka. Anglijoje mažai kas apskritai žino, kad dabar vyks Europos krepšinio čempionatas. Keli krepšinio mėgėjai net pradėjo kampaniją populiarinti Britanijos rinktinę, nes apklausė žmonės ir suprato, kad jie nežino nė vieno savo šalies krepšininko. Can you name me one member of the Great Britain national basketball team? No, sorry. No. No, I can't, sorry. No. Lietuviams sunkiai įsivaizduojama, kaip galima nieko nežinoti apie krepšinį, ar ne? Na, į tai galima būtų atsakyti vienu sakiniu. Keistuoliai tie Britai. Tikėsimės, kad ir po šio vakaro rungtynių jie nesužinos apie savo komandą. Mes paklausėme į mūsų krepšinio tautos nuomonės interneto apklausoje, kas realiau lietuviams nugalėti Anglijos futbolo rinktinę ar Didžiosios Britanijos krepšininkams šiandien laimėti prieš Lietuvos krepšinio rinktinę. Vidmantai, kaip jums atrodo? Na, vienareikšmiškai, manau, pirmasis variantas. Tiesiog tas variantas, kur lietuviai, manau, lengviau susitvarkytų su krepšinio rinktinė. O futbolas mums dar, taip sakant, per mažai mes tritaškių metam futbole dar. Sakykime, ir yra tas sprendimo momentas, reiškia, daug tritaškių meta lietuviai krepšinio aikštelėje, o jeigu tiek įmestų futbolistai, tai aš manau, kad mes gerai pasirodytume ir futbole. Tuo klausimu jūs pasirodo galvojate taip, kaip dauguma lietuvių. Tik 37% tiki, kad Lietuvos rinktinė nepajudinama ir greičiau jau mūsų futbolininkai laimės prieš Angliją, nei krepšininkai praloš Britams. Lietuvos rinktinė jau nuo pirmadienio Panevėžyje gludino savo žaidimą. Vienam žaidėjui teko rimtas iššūkis. Paulius Jankūnas jau ne vienoje treniruotėje mokėsi savo neįprasto darbo – žaisti lengvojo krašto puolėjo pozicijoje. Visi žino, kad tai skaudžiausia mūsų komandos vieta, nes dėl traumų neliko Lino Kleizos ir Jono Mačiulio, kurie pernai Turkijoje taip keisdavosi ginamaisiais, kad supainiodavo bet kokius varžovų planus. Dabar iš trečiųjų numerių liko tik Simas Jasaitis ir treneris Kęstutis Kemzūra pradėjo eksperimentą. Vidmantai, kaip jums atrodo? Ar Jankūnas sugebėtų reikiamų momentų atstoti Kleizą ir Mačiulį ir žaisti lengvojo krašto pozicijoje? Aš manau, kad privalo, nes kai 13 kamuolių, kuriuos varė visa Lietuva, per visą Lietuvą ir buvo įteikti, reiškia, visiems krepšininkams, tai būtent šitam krepšininkui Jankūnui, reiškia, buvo įteiktas nuo Panevėžio krašto. O nuo Panevėžio krašto lyg ir buvo pretendentas kovoti Mindaugas Lukauskis, jo. Ir aš manau, kad jis dabar turės žaisti už 3. Už save, už Lietuvą ir už Mindaugą Lukauskį. Tai aš manau, kad jis tikrai sugebės. Manote, kad jisai pakankamai gerai meta tritaškius ir gali žaisti toliau nuo krepšio?
Taip, aš manau, kad jis privalės tai daryti. Tiesiog įpareigoja, reiškia, jo pakeitimai, būtent jo pozicija. Ir tiesiog, aš manau, kad žmogus ilgai treniravosi, ruošėsi, pateko į 12 geriausių Lietuvos krepšininkų. Ir aš manau, kad jis turi tai padaryti. Mes paklausėme žiūrovų, ar Jankūnas gali atstoti Mačiulio ir Kleizos praradimą 3-ojoje pozicijoje. Šalis šiuo klausimu pasidalijo kone pusiau. 48% tiki, kad Jankūnas gali žaisti lengvuoju krašto puolėju, bet 52% į tai žiūri skeptiškai. Pats Paulius, kalbėdamas su manimi vakar vakare, sakė, kad treniruotėse jam tenka pasiginti ir prieš Simą Jasaitį, ir prieš Martyną Pocių, kas jiems visiems yra net truputį juokinga. Jie labai entuziastingai tai žiūri, jam irgi, aišku, juokinga truputėlį, kad aš žaidžiu 3 numeriu, bet bando stumdytis, provokuotis, bet nieko, viskas gerai. Koks yra tavo pranašumas, būnant 3 numeriu? Manau, kad gal fiziškai esu truputėlį stipresnis už 3 numerius, kai kuriuos, aišku, ir po krepšių galiu gal apcentruoti kažką tais, o gynybai, aišku, gynybai sunkiau bus, bet stengsimės. Sakau, bandys, jeigu 3 daugiau išnaudoti, kad po krepšių ne ant 3 turim Simą, kuris puikiai pataiko. Čempionatas dar net neprasidėjo, o informacijos visur jau tiek, kad galima lengvai pasiklysti tarp visų interviu, portalų, laikraščių, televizijos ir radio laidų. Mes jums visas 3 savaitės padėsime atsirinkti dienos perliukus. Lietuva 2 dienas aptarinėjo ispanų rinktinio žaidėjo Marko Gasolio kambario sieną, papuoštą sunkiai apibūdinamą freską. Bet Panevėžyje ispanams visai patinka, bent jau man taip sakė iš NBA atvažiavęs Rudy Fernandesas. Hi, how are you? How do you like Panevėžys? I love it. Vakar per pietus Rudy kartu su Jose Calderonu iš Toronto Raptors ir Madrido Real puolėju Felipe Reyesu bei keli rinktinės personalo darbuotojai vaikštinėjo Panevėžio stoties rajone. Jie nelabai žinojo, kur eiti, tad užsuko į Panevėžio Eglės konditerijos parduotuvę. Aišku, ten pardavėjos angliškai nemokėjo, tai Reyesas aklai bakstelėjo į bandelę su obuoliais ir spurgą su džemu. Tik susimokėti negalėjo, nes turėjo 1 eurus. Teko ispanui pagelbėti ir jis laimingas išsinešė savo lietuviškas bandeles į viešbutį. Pakeliui ispanai apžiūrėjo Panevėžio gatves, o ant bortelio sėdėję vietiniai būsimiems Lietuvos rinktinės varžovams net turėjo palinkėjimų. Daug jiem laimės ir daug sveikatos. Nežinia, ar bandelių Reyesas užsimanė, nes norėjo išbandyti vietos virtuvę, o gal nesulaukė pietų viešbutyje. O Turkijos rinktinė apskritai nusprendė nebevalgyti viešbučio virėjų gaminamo maisto. Jau pirmąją naktį Panevėžyje vėlai vakare turkai užsisakė apie 30 picų iš picerijos. O vakar į Lietuvą jie atsiskraidino savo virėją iš Stambulo, kuris nuo šiol gamins valgį krepšininkams. Vakar paklausiau Turkijos rinktinės trenerių Orhuno Ene, kodėl to prireikė. Of course, it will be sometimes because of the different culture, different taste. You cannot. First of all, we want them. All the players don't have any excuse when they come on the court, and this our federation in this part of the job. They are very sensitive and they are strong to clear out all the problems. Šiauliuose viešbutis įspūdį padarė vokiečiams. Dirkas Novicki ir jo kompanija apsigyveno medžiotojų užeigoje. Nenuostabu, kad Vokietijos federacijos atstovė savo reportaže kamerą nusuko į šią neapsakomą sieną vestibiulyje. Pasak jos, ragai labiausiai patiko Krisui Kamonui. Vokiečiai apskritai atrodė puikiausios nuotaikos. Pirmųjų rungtynių su Izraeliu išvakarėse vakarieniaudami, jie sudainavo gimtadieninę dainą savo vidurio puolėjų iš Bonos Telekom Basket Timui Olbrechtui. Jam suėjo 22. Šiandien su Lietuvos ryto dienraščiu pasirodė oficialus Europos čempionato gidas Mes už Lietuvą, kurį galima bus nusipirkti viso čempionato metu, kol nesibaigs tiražas. Ten surinktos labai įdomios Lietuvos krepšininkų išpažintys. Pavyzdžiui, ar žinojote, kad Šarūnas Jasikevičius, nors ir gimė Kaune, augo Nidoje? Jis pasakoja, vaikystėje labai daug laiko praleidau su mamos mama. Galima sakyti, užaugau Nidoje, nes močiutė tais laikais dirbo pionierių stovyklos vyriausiąją auklėtoją. Kiekvieną vasarą po 3 mėnesius visas 4 stovyklos pamainas leisdavau Nidoje. O Darius Songaila, pasirodo, dievina kunigaikštį Vytautą Didįjį ir šiaip labai domisi istorija. Apie mūsų istoriją man visada labai įdomu pasiskaityti. Kai į Vilnių buvo atvežtas garsusis paveikslas Žalgirio mūšis, buvau specialiai nuėjęs jo pasižiūrėti. Atrodo, jis jam padarė didelį įspūdį.
Interneto portalas Twitter jau pilnas įvairiausių komentarų apie Europos čempionatą. Čia su pasauliu kalbasi ne tik sirgaliai, bet ir patys krepšininkai. Martynas Pocius šiandien apie 11 ryto parašė, kaip jaučiasi prieš pirmąją kovą su Didžiąja Britanija. Kas nutiko per praėjusį mėnesį ar du, gera, bloga, pergalės, pralaimėjimai dabar nebesvarbu. Šiandien visoms komandoms viskas prasideda nuo 0-0. Lietuvos rinktinės vadovas Antanas Guoga savo 10 000 sekėjų Twitter čiulbėjo neabejodamas, kas bus favoritas. Lietuva visus sudraskys į gabalus taip stipriai. O jūs, Vidmantai, kodėl nerašote savo Twitter? Na, aš manau, kad man gerokai maloniau yra tiesiog su žmogumi kalbėti ir tiesiog bendrauti. Ir jo nuomonės paklausti apie krepšinį, savo nuomonę įsakyti. Manau, tie rašymai man nelabai prie širdies, tiesiog kai bendrauji yra žymiai patogiau, matai tikrą jo norą pasakyti, ką jis mano apie krepšinį, pasiginčyti, daugiau laiko tiesiog praleidžiu tai bendraudamas gatvėje. Su paprastais žmonėmis? Be jokios abejonės. Tiesiog prieina, diskutuojame, kalbamės apie krepšinį ir kalbamės apie tai, ar pasiseks Lietuvai rinktinėje, ar nepasiseks. Aš manau, kad tikrai bus viskas gerai. O krepšinio tauta Lietuvoje labai mėgsta būti interaktyvi. Portale karštligė.lrytas.lt mes paklausėme žmonių nuomonės, kurių žaidėjas temps Lietuvos rinktinę sunkiausiais Europos čempionato momentais ir kodėl. Sirgaliai filmavo save ir savo draugus, o dabar oficialiai taps krepšinio ekspertais televizijoje. Kas bus lyderis? Manau, kad arba brolis, arba Šaras vis tiek padarys savo. Viskas bus gerai. Garsiausias Lietuvos rinktinės. Pagal balsą garsiausias Lietuvos rinktinės sirgalius Armagedonas Kakadu. Armagedonai. Statymai. Kas šiandien Lietuvos rinktiniai pelnys daugiausiai taškų? Geriausia muzika užsakinės Šarūnas. Taškus pelnys Sonko, o pagrindinis žaidėjas bus sirgaliai. Mano nuomonė, šiais metais komanda lemiamais momentais trauks, tai yra užvedinės, tritaškius smeigs ir paduos geriausius rezultatyvius perdavimus Šarūnas Jasikevičius. Kodėl? Todėl, kad jis turi didelius, žinot, ką turiu omeny. Lietuvos rinktinė jau ten, man už nugaros esančioje Panevėžio arenoje. Netrukus jį pradės apšilimą prieš kovą su Didžiąja Britanija. Ar jums šiandien ramu prieš rungtynes? Na, manau, jeigu krepšininkai mąstė starte, reiškia apie tai, apie kitą krantą, sakykime, lyginčiau jį su plaukimu per kažkokį vandens telkinį, nes pats tai mėgstu daryti. Ir jeigu jie matė kitą krantą ir save įsivaizdavo jau finale, tai aš manau, kad viskas bus gerai. Svarbiausia praeiti tą kelią, matyti kitą krantą, 1000 kartų praeiti tą reiškia, atkarpą nuo starto, nuo pirmųjų rungtynių iki paskutinių. Ir jeigu jie taip nusiteiks, aš manau, kad bus viskas puiku. Ačiū Vidmantai ir jums visiems. Nepamirškite ryte nueiti į portalą karštligė.lrytas.lt ir pareikšti savo nuomonę mūsų pateiktais klausimais. Atsakymai laidoje 20:10 min. Palieku jūs su vaizdeliu iš Panevėžio centrinės aikštės. Mes už Lietuvą! Lietuva! Panevėžys jėga! Švedija myli Panevėžį! Mes už Lietuvą! Čiau, kas?